Labas, na ką šiandien pas mus yra tigro akis, kadangi turėjau daug užklausų, tai šiek tiek papasakosiu. Tai yra stabilumas, aiškumas, apsauga, puikiai tinka egzaminų metu, sudėtingų situacijų metu ir permainų metu. Taip kad mokiniai studentai, čia jūsų akmuo lygiai taip pat. Jisai toksai stabilus ir padės surasti pusiausvyrą ir tarp proto ir širdies, ir tarp to, ko žinome ir ko galbūt kol kas nesuprantame. Atveria kartu ir mūsų sielos platybės. Tai padeda mums pažinti save ir atrasti savo vietą gyvenime. Jisai tau atneš aiškumą, saugumą, jausies taip patikimai, vidinę šilumą, pusiausvyrą. Ir žinoma, priimti informaciją, dėmesingumą, norą mokytis ir koncentraciją labai skatina, kas padeda tikrai mokytis ir tam tikrom situacijom, pasiruošimams, skaitimams. O jeigu turi sunkų gyvenimo periodą, jis labai daug suteikia drąsos, neleidžia ištižti, palūžti, labai padeda pasilaikyti ir išlaikyti pasitikėjimą savimi ir pasitikėti aukščiausių įkūrėjų, aukščiausiamis jėgomis. Labai padeda reguliuotis tas ir įveikti stresinės situacijas, teisingai apsispręsti, mažiau abejoti. Be abejo, puikiai tinka, kai atlieki sunkias užduotis egzaminų metu, permainų metu. Ir būtinai jį nešiokite, kai sprendžiat finansinius klausimus. Pavyzdžiui, pasirašot pirkimo, pardavimo sutartis ir panašiai. Jisai net neša pinigų, bet jisai padeda jums protingai elgtis su savo pinigais. Na ir padeda įveikti išdidumą ir pasipūtimą. Moka džiaugtis viskuo, kas yra gryna ir gražu, subalansuoja mūsų yin ir yang energijas. Ir aišku, mūsų smegenų pusrutulių darbą. Ir mažina introvertiškumą. Jisai nuo seno dar naudojamas kaip amuletas nuo vagysčių, nuo klastos, pavydų, pasikeisinimų, nužiūrinėjimų, nužiūrėjimų, viso kas yra pikta. Ir apsaugo nuo kriminalinių nusikaltimų ir blogų draugų. Tas prieš demonus, nužiūrėjimus ir žodžiu mūsų apsauga ir stabilumas. Labai gražus